Įteikimo ceremonija baigėsi netikėtų akibrokštų. Universiteto absolventas Šventų Jonų bažnyčioje sudegino ką tik gautą aukštojo mokslo baigimo pažymėjimą. Pelenų krūvelėje tai viskas, kas liko po 4 metų studijų Vilniaus universitete. Vos gavęs diplomą, matematikos ir informatikos fakulteto studentas Rimantas Šimanėlis šį dokumentą sudegino visų akivaizdoje. Pasak vaikino, taip jis išreiškė savo nuomonę apie Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų kokybę. Daug kas yra blogai, bet jeigu pasakysiu, kad vien tik dėstytojai, tai tarsi dėstytojai tampa atpirkimo ožiu. Tai kas be dėstytojų dar blogai? Tada gali pasakyti, kad finansavimas yra blogai, kad jo nėra. O dėstytojai priklauso irgi nuo finansavimo. Bet tada vėl atpirkimo ožys tampa, tarkim, valstybė, kuri neskiria finansavimo, bet pinigų ir valstybė neturi. Sprendimas viešai sudeginti studijų baigimo liudijimą, pasak Rimanto, nebuvo spontaniškas. Pakeliui diplomų teikimo ceremonijoje kurso draugas pastarajam užsiminė, kad jų diplomai teverti pelenų krūvos. Yra daug žmonių, kurie nori tai padaryti ir nepadaro. Tu įskaudini savo artimus žmonės, taip pat įskaudini tos žmonės, tos švietimo sistemos žmonės, kurie bando kažką padaryti, daro ir kurie yra geri dėstytojai ir taip toliau. Tai va, jų aš norėčiau atsiprašyti. Tačiau matematikos ir informatikos fakulteto vadovai šį incidentą vertina kaip nepagarbą universiteto bendruomeniai. Jisai pasielgė impulsyviai nepagalvojęs. Jisai, reiškia, kad, nebent kad pateko į televiziją ir laikraščius, bet visa kita, tai nerimta mano nuomonė. Fakulteto dekanas Feliksas Ivanauskas sako, jog Šimanėlio pasirinktos studijos vienos sudėtingiausių universitete. Tai yra priežastis, kurios pervargina studentus ir įtakoja jų kraštutinių sprendimų, kurių jie prie kitų galbūt sąlygų atsisakytų. Iš kitos pusės tai priklauso nuo žmogaus asmeninės situacijos vertinimo. Po incidento absolvento elgesį turi vertinti universiteto etikos komisija, tačiau jaunuoliui jokios sankcijos negresia. Paprašius, jam turėtų būti išduotas diplomo dublikatas.